Jeigu norėtumėte sužinoti, kuri Lietuvos upė yra gražiausia, iš karto galiu pasakyti, tai jūsų tėviškės upelis, prie kurio užaugote. Jis galbūt mažas, bet jūs jo vaizdą, jo vandens kvapą nešiositės visą gyvenimą. Aš dabar esu prie Neries. Lietuvoje antra upė po Nemuno. Tačiau nedydžio upė graži ir vertinga. Jeigu kalbėsime apie Nerį, žinokim, kultūra, grožis, žiemą, vasarą, pavasarį, rudenį, pats slėnis, gyvoji gamta, visa tai sukuria visą vieną upės paveikslą. Apie Nerį mes su draugais, mokslininkais, kultūrininkais nutarėm jum papasakoti truputį daugiau. Taigi, kuo ji mums vertinga, kuo ji mums brangi? Apie tai mūsų visi pasakojimai. Lenkite pirštus, jų gali pritrūkti ir bandykite kartu su mumis pakeliauti Nerimi. Esame Neries regioniniame parke ir visą šios saugomos teritorijos esmę ir prasmę pasako tas pirmas žodis – Neris arba Neries. Ypatingai graži upė, labai ilga, bet tos upės atkarpa tarp Vilniaus ir Kernavės, kur ir yra šita saugoma teritorija, yra tiesiog neįtikėtina. Ar galite įsivaizduoti, kad tarp šitų dviejų sostinių tekėdama upė, čia daugiau kaip 20 salų, keliolika upės lenkščių, upės rėvų ir vanduo skaidrus. Ir žinoma, tarp Vilniaus ir Kernavės Neris padaro pačias gražiausias kilpas per visą savo tėkmę. Ties Rykantais, žemiau Grigiškių, jinai susuka tokias 3, apaugusias miškais, jos tokios tarsi sesės, ten sunku įvažiuoti, išlikusi natūralūs miškai, išlikę labai gražūs, keliai sudėtingi. Ir ties ta vieta, kur mes esam, ties Dūkštomis, Neris susuka pačią didžiausią kilpą per visą savo tėkmę, tokią didžiąją velniakampio kilpą, kuri 16 km ilgio, siauriausioje vietoje tik tai porą kilometrų. Ir aišku, Neris šioje vietoje tas kilpas daro ne šiaip savo, tiesiog čia, tarp Vilniaus ir Kernavės, jinai turi kirsti paskutinio ledyno sustumtas Baltijos aukštumas ir tiesiog ieškodama lengviausio kelio, jinai raito ir tas kilpas padaro. Ir Neries stiprybė yra jos natūralumas. Tai yra upė neįtikėtinai graži ir natūrali. Tos upės slenkščiai, rėvos, jos natūralios, čia aptinkamos tokios europinės svarbos buveinės, upių sraunumos su kurklių bendrijom, tai tokios žolės augančios vandenyje su tarsi tokios džiunglės, kuriuose priebėga randa įvairūs vėžiagyviai, mažos žuvytės. Ir tai yra Neries stiprybė, ne tik tos kurklių bendrijos, bet ir čia gyvenančios retos žuvis, čia plaukiojančios ūdros, čia skraidantis pleištinės skėtės, tokie įdomus laumžirgiai. Ir visa tai tikrai verta pažinti, pamatyti ir visiems kartu išsaugoti. Neris yra žuvų kelias. Didžiąją gyvenimo dalį praleidę Baltijos jūroje, rudenį lašišos būriuojasi ir per Kuršių marias bei Nemuną traukia Nerimi aukštyn. Dalis jų sustoja šiuose sraunumuose, dalis pasiekia Vilnių, o dar dalis migruoja link Baltarusijos. Vėl rudenį atplaukia į upę, jos žvirgždėtose upės vietose sraunumuose, taip vadinamuose rėvose, uodegomis išrausia žvirgždėtą dugną, suformuoja ten savotišką lizdą ir išneršia ikrus. Iš ikrų pavasarį išsiritę jaunikliai upėje lieka gyventi keletą metų. Tuo metu jiem ypatingai svarbios seklumos su kurklių bendrijoms. Kurklės tai vandens augalai suformuojantys povandeninius sąžalynus, kuriuose slepiasi žuvų jaunikliai, juose gausu maisto, pakankamai saugu. Neris svarbi ne tik lašišinėms žuvims. Joje aptinkamos Europos
mastu saugomos rūšys tokios kaip salatės, ūsorius ir tai yra bene vienintelės stabilios šių žuvų populiacijos bei nerštavietės. Anksčiau šios žuvys neršdavo ir Nemune, tačiau pasikeitus sąlygoms ir pradėjus intensyvią laivybą, dalis jų nerštaviečių sunyko. Mums ichtiologams neris yra ypatingai svarbi kaip vientisas didelis kompleksas, kuriame svarbios visos rūšys.